Kauno Žalgiris. Ar yra nors vienas lietuvis, kuris nežino šios vyrų krepšinio komandos? Komandos, kuri pasiekė tiek daug puikių laimėjimų, kurioje žaidė tiek daug garsių žaidėjų. Komandos, kuri jau 55 metus garsina Lietuvos vardą. – 1944 spalio 13 atvirose aikštelėse prasidėjo Kauno krepšinio komandų kvalifikacinis turnyras, kuriame pirmą kartą ir pasirodė Žalgirio krepšininkai. Ta diena ir laikoma Žalgirio gimtadieniu. Į aikštelę išbėgo Dunikas, Čižinauskas, Krištopaitis, Kulvetis, Ziminskas, Velička, Daugirdas ir kiti. Juos treniravo šiek tiek daugiau patirties turintis Mykolas Ziminskas. Laimėję tik pirmą susitikimą, žalgiriečiai iš tolimesnių varžybų iškrito. Šiandien galėčiau turbūt tokius vadinamus, gal tokie etapai kažkokie buvo vadinami, kur buvo vienas Žalgiris, pirmas Žalgiris, kuris laimėjo pirmus Tarybų Sąjungos čempionatus. Paskui antras Žalgiris, galbūt tenai sakytų, ten Paulausko buvo Žalgiris, paskui atėjo Sabonio Žalgiris. Bet tai buvo viena ir ta pati lietuviška krepšinio mokykla. 1947 metais Lietuvos valstybinio kūno kultūros instituto komanda, kuri irgi priklausė Žalgirio draugijai, tapo Lietuvos čempione ir kartu su antrąją vietą užėmusiais Žalgirio krepšininkais išvyko į TSRS pirmenybės Tbilisyje. Žalgiriečiams nelabai pasisekė, jie užėmė tik 9-ąją vietą. O štai Kūno kultūros instituto komanda, kurioje žaidė geriausi Lietuvos krepšininkai, tapo TSRS čempione. Tai buvo pirmieji Žalgirio draugijos aukso medaliai iškovoti TSRS pirmenybėse. Čempionais tapo Butautas, Dzenis, Kilšauskas, Kulakauskas, Lagunavičius, Liutkevičius, Majorovas, Petkevičius, Sercevičius, Vilimas, treneris Kulakauskas. Kadangi buvom Tarybų Sąjungos rinktinėje, mes visas penketas, tai išvažiavom su Tarybų Sąjungos rinktinės, kitaip sakant, aprangą, raudonas maikutės, baltas kelnaitės. Tik tai šitą KKI emblemą susidėję. Kai pradėjom jau į pabaigą, tai Žalgiris esanti savo emblemas, ta kur jau nespėjom, čempionai buvome. O grįžtant atgal, tai pinigų nebuvus. Tai žinau, kad vyrai eidavo į turgų, pardavinėjo savo daiktus, kad galėtų prasimaitinti. 48 metų pavasarį masiškai pradėjo burtis sporto kolektyvai įvairiose įmonėse, įstaigose ar telėse. Ir dauguma Žalgirio komandos narių tuo metu dirbo Kauno audinių fabrike. Tai šitie visi žaidėjai išėjo žaisti už Kauno audinius, tuo būdu Žalgirio ta pirminė komanda ir žlugo. Sąjungos čempionate ir Lietuvoje karaliavo Kūno kultūros instituto krepšininkai. 50 metų pavasarį dauguma Kūno kultūros instituto krepšininkų baigė mokslus Kūno kultūros institute, pasklydo po kitas aukštasias mokyklas, į kitus kolektyvus ir praktiškai jau 50 metų Sovietų Sąjungos čempionatui atstovauti Kūno kultūros instituto komanda nebegalėjo. Ji buvo jau gana silpno lygio. Teko skubiai ieškoti kokių tai išeičių ir buvo rasta sukurta Žalgirio klubų krepšinio rinktinė, į kurią įėjo tiek Kūno kultūros instituto, Kauno politechnikos instituto, Žemės ūkio akademijos, Kauno audinių krepšininkai. Taigi 50 metų vasarą Žalgirio komanda kaip ir gimė antrąjį kartą. Ir rezultato ilgai laukti nereikėjo. Po metų, tai yra 1951-aisiais, žalgiriečiai antrą kartą tapo TSRS čempionais. Tuo metu komandoje žaidė Balakauskas, Butautas, Lagunavičius, Nemcevičius, Petkevičius, Sabulis, Sercevičius, Stonkus, Tenzegolskis, Timleris, treneris Sercevičius. Čempionatas buvo iš tiesų labai sunkus ir dėl to sunkus, kad varžybos vyko lauke, stadione. Tai dabar jau sunku ką nors įsivaizduoti, kad prieš metant baudos metimą kamuolį reikėjo gerokai apšluostyti, kad jis neišslystų iš rankų, nes buvo apkibęs
žemėmis ir lietų įlinojant, ir po lietaus, ir reikėjo žaisti tenai. Va. Tai vien tai pasako, kad čempionatas buvo įtemptas, kad neišaiškėjo čempionas normaliam, įvykdžius normalų varžybų tvarkaraštį. Reikėjo papildomų rungtynių. Ir tos papildomos rungtynės vyko 11 val. Dienos ar 12 val. Dienos jau po čempionato ir stadionas buvo pilnas žiūrovų. Gal kokie 15 000 žiūrovų susirinkę, nors žaidė Lietuvos Kauno Žalgiris ir Maskvos komanda. O tose rungtynėse mums, sakant, mes buvome žymiai pajėgesni iš tikrųjų, rezultatas buvo aukštas mūsų naudai. Ir jau po pirmo kėlinio buvo aišku, kad mes neužleisėm tos pirmos vietos niekam. Labai didelis pasiekimas, kad reikėjo ne tik tai prieš žaidėjus 5 kovoti aikštėje, bet prieš teisėjus dar 2, sekretorius, laikininkus ir teisėją. Buvo sakymas, kad neduoti laimėti lietuviams. O ar lėmė, sakysim, komandiniai veiksmai, žaidimo dariniai, ar žaidimo taktika ar individualūs veiksmai, tai aš manau, kad individualų žaidimo meistriškumas, tai aš galvoju, kad reikėtų pasakyti taip, kad lėmė ir tas, ir tas. Nes visose komandose buvo ryškių žvaigždžių. Visose, tose, sakysim, 4, kurios pretendavo aiškiai į tą čempionus, tai buvo ryškių žvaigždžių. Nu, mes, sakysim, Gruzijoje tai jau vien Korkėje pasakęs, tenai Džordžikė, olimpinis rinktinės žaidėjai, daugiau dar buvo gerų žaidėjų. Lietuvoje turėjom Būtautą, Lagunavičių, Petkevičių. Mums tiems jauniems žaidėjams buvo apie ką, sakyti, prie ko prisiklijuoti ir kam talkinti. Bet Lietuvos komanda, galiu pasakyti, kad mes turėjome įdomių derinių ir mūsų komandos taktinis pranašumas buvo, manau, gana ryškus. Nors buvo Sercevičius treneris, bet aikšteliai, kada mes išeinam, jeigu Sercevičius nežaidžia, ar jeigu žaidžia, tai Būtautas sakydavo, aikšteliai vadovauja kapitonas. O kadangi žaidžia treneris kartu, reiškia, jo valį tada. Pas mus toks darbo pobūdis, visas komandas būdavo ištisų metų darbą vykdė. O pas mus susirinkdavo tik tai prieš pat varžybas, savaitės, 2 savaitės, va. Ir žmonės ne visi gali, kažkas egzaminus laikė, kažkas komandiruotėje, tai vaikštai tik su sąrašu žaidėjų, o aikštelėje nėra, todėl tie pasiruošimai buvo visą laiką ne tokie tvirti. Bet rezultatai vis tiek buvo neblogi. 53 metais mes iškovojom ir žiemos pirmenybės, ir profsąjungų taurę, ir vasaros pirmenybėse gerai pasirodėme kažkas. Trečiais buvom 3, 2, o šitą Kijeve vėl 3. Vėl, žodžiu, mums nelabai leido laimėti 1 vietą. O mūsų, kaip sakant, sirgaliai tik reikalavo 1 vietos. Kai grįždavom su 3, tai išlipdavom beveik po Lemonę. Kad nereikėtų nuleisti galvas. Nu, nepavykdavo. Kauno žalgiriečiai. Jiems praeitais metais šalies krepšinio pirmenybėse teko pasitenkinti 3 vieta. Treneriui sporto meistrui Vincui Sercevičiui daug rūpesčių, kaip išbristi iš atsilikimo. Meistrų gretos papildytos jaunomis pajėgomis. Į Žemės ūkio akademijos komandos atėjo Petras Buzelis. Tai klijo ranka. Kūno kultūros instituto studentas Jonas Radikas judrus kaip vijurkas. Mes įjungėme mikrofoną prieš pat treniruotės pabaigą. Drauge Sercevičiau, prašome, prieikite prie mūsų mikrofonų ir pasidalinkite su kino žiūrovais savo naujometinėmis mintimis. Kaip matote, žalgiriečiai įtemptai ruošiasi 1955 metų varžyboms. Šiemet mes pasistengsime Tarybų Sąjungos pirmenybių taurę grąžinti į Kauną.
52-ųjų TSRS čempionatas buvo labai panašus į auksinį 51-ųjų, tik šį kartą finale pergalę šventė Maskvos karinių oro pajėgų krepšininkai. Žalgiriečiai turėjo tenkintis sidabru. Dėl šio pralaimėjimo žalgiriečiai susilaukė daug priekaištų. Niekas tada negalėjo pagalvoti, kad sidabro reikės laukti 28 metus. Man atėjus labai smarkiai atsijaunino komanda, įsijungė daug naujų jaunų žaidėjų, 18-mečiai, sakysim, Paulauskas, taip, Budnikas, Vensbergas, Žukauskas, vėliau Sarpalės ir Patkauskas, Linkevičius ir taip iš eilės, jeigu skaičiuotai visur neišvardysiu dabar, sakysim, bet jų labai daug praėjo per mano rankas, jeigu taip galima būtų pasakyti. Sporte yra taip, yra tam tikras laikotarpis, kada vyresnieji turi pasitraukti, o jaunimas turi ateiti. Kada tai įvyksta natūraliai, tai būna labai gerai, bet kartais atsitinka taip, kad vyresnieji jau neišgali, o jaunimas dar nepasirengęs. Tik porą kartų mums pasisekė kažkur tai priartėti 71 ir 73 metais, užim 3 vietą. O kitais metais mes kažkur tai būdam 6, 7, 5, 8 ir taip toliau. Ir mes eidavom į kiekvienas rungtynės su bet kuria komanda žaisdami. Mes neturėjom tokios minties, kad mes šiandien einam ir turim lengvą varžovą ir mes laimėsim. Mums kiekvieną dieną, kiekvienas rungtynės buvo lemiamas. Jeigu dar išlaikydavom pirmą panašiai apylygiai, tai antram kėlinį vis tiek mus, paprastai kalbant, prispausdavo ir mes turėdavom pralaimėti. Reikėjo pakeisti metodikoje daug ką. Ir finale, reiškia, šalia techninio, taktinio parengimo, akcentuoti ir į atletinį paruošimą. Ir kodėl taip ilgai prisiraikė. Antra priežastis, reiškia, fizinių duomenų parinkimas, klausimas atsirado labai aktualus, kadangi krepšinis išaugo į ūgį. Trūko visgi gero vidurio puolėjo, reiškia, kurio netrūko, sakykime, dabartiniai kartai. Pas mus, buvo, sakykime, tokie, vidutinio lygio, reiškia, vidurio puolėjai, sakykime, ir Jonas Juršaitis, ir paskui, reiškia, Rūnas Lauritėnas žaidė, bet vis tiek, reiškia, norint siekti aukštesnių rezultatų, to buvo maža. O pasiekimai su laiku atsirado ir tapo prizininkai 71 metais, 73 metais SSR, o žinant sporto lygį Europos, sakykime, ir SSR, tai galima vertinti kaip aukštus pasiekimus. Ir Žalgiris, ir Lietuvos krepšinis visada ir pasižymėjo, kad tai nebuvo rusiškas krepšinis bėk ir mesk. Bėk ir mesk, bet buvo kažkur tai krepšinis yra protingų žmonių žaidimas, kur žaidimas pats reikalauja proto, kiekvieno ėjimo, protingo ėjimo reikalauja. O ne tai, kad bėk, mesk ir kas daugiau įmes, tas laimės. Už tai Žalgiris turbūt ir vienas ir yra iš tokių komandų, kur užsitarnavo šitą turbūt tą pavadinimą, kad yra taktinio žaidimo mėgėjas. Tai buvo gana dinamiškas krepšinis, tai buvo greitos atakos, tai buvo kombinacijos, o to mes ir tojais laikais ir buvom pranašesni už kitas komandas. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes laimėdavome prieš CSKA, būdami ganėtinai ir ūgių mažesni ir netoj sukomplektuota komanda, praktiškai CSKA seniau būdavo tai rinktinė ir būdavo viskas nuspręsta. Tai buvo komanda, kuri žinojo, kad jinai taps čempionais, nebūdavo praktiškai jokios intrigos, tai reikėjo iš karto atiduoti taip kaip armijos pirmenybėse. Jeigu dalyvauja centrinis armijos sporto klubas, tai medalių siejimą, o taškai neskaičiuojami. Tai buvo armija vis tiek, jie žinojo, kas tai yra CSKA. Taip ir mes. O mes vis tik laimėdavome, o laimėdavom tik tais, kaip jau minėjau, tai greitos atakos, tai buvo kombinacinis paruoštos, turėjom kelis racionalius derinius, kurie ir po šiai dienai dar gal jie tiktų. Rusų iš viso po karo tokia turbūt jau psichologija buvo, kad mes esam nugalėtojai ir to labiau, kad čia prieš visas kitas buvusias Tarybų Sąjungos respublikas
kai buvo kalbama, mes jūs išvadavom, mes esam truputį aukščiau, ne tai, kad truputį, mes esam iš viso aukščiau už jūsų. Mes jūs išvadavom, jūs ir tylėkit. Tokia kažkokia tai jautėsi toks, gal čiut net, pasakyti, net pilnavertiškumas galbūt. Visgi auksinių medalių netrūko, nes iki kartu su TSRS rinktine Modestas Paulauskas iškovojo Europos pasaulio čempionatų olimpinių žaidynių aukso medalius. Šie medaliai priklausė ne tik jam, bet ir Žalgiriui. Beje, dar 1947-aisiais Kūno kultūros instituto studentai Būtautas, Kulakauskas, Lagunavičius ir Petkevičius tapo pirmaisiais žalgiriečiais iškovojusiais Europos čempionato aukso medalius. Ir vėliau ne kartą žalgiriečiai džiugino Europos čempionatuose, olimpinėse žaidynėse laimėtais medaliais. Dar vienas susitikimas Druskininkuose. Amerikos lietuviai Žalgiris. Svečių treneris Rimantas Dirvonis, architektas, inžinierius. Nusipelnęs treneris Vytautas Bimba. Mūsų svečiai, šviesus marškinėliai, dauguma studentai gimė Amerikoje arba visai mažai palikę Lietuvą, jos nepažįsta. Jie demonstruoja gerą techniką, tikslius metimus. Amerikos lietuvių krepšinis siejasi su krepšinio tradicijų Lietuvoje gimimu. Laikai keičiasi ir mes turime gerą krepšinį. Laimėjo Žalgiris. Amerikiečių komandos vadovas Mieželis. Aš tikiuosi, jeigu būtume turėję dar kelius tos kitus savo geruosius žaidėjus, tai tikrai būtume neatsilaikę. Bet iš kitos pusės mes irgi neatvežėm keletą savo žaidėjų, kurie dėl įvairių aplinkybių negalėjo atsilankyti Lietuvoje. Ir mūsų komanda irgi būtų buvo stipresnė. 1979 metais treniruoti Žalgirį ėmėsi ilgametis Lietuvos moksleivių rinktinės treneris Vladas Garastas. Ir iš karto po 28 metų pertraukos Žalgiris iškovojo sidabro medalius. To niekas nesitikėjo, nes dar praėjusį sezoną žalgiriečiai turėjo kovoti dėl išlikimo aukščiausioje lygoje. Tai ir buvo pirmieji Sabonio kartos medaliai. Medaliai iškovoti dar be Arvydo. Jis į Žalgirį atėjo 81 rudenį. Ir kada jisai atėjo į komandą, tai padarė tokio veržlaus, turinčio pilno noro žaisti žaidėjo vaizdą. Visus kamuolius jis stengdavosi įdėti iš viršaus. Kažką tai sugalvoti aikštelėje skirtingo, negu darydavo bet kuris kitas centras. Ir tokiu būdu jisai patiko ne tik man, bet patiko visai komandai savo originalumu. 81 metai man iš tikrųjų yra džiugiausi gyvenimo metai. Tiesiog ir sunku išvardinti visas džiugias akimirkas. Aš pradėjau žaisti Kauno Žalgirio meistrų komandoje. Už Žalgirį esu sužaidęs nemažą rungtynių, bet pagrindinės kovos manęs laukia ateityje. 82 metais svajoju sėkmingai baigti 5. vidurinę mokyklą ir žinoma labai norėčiau, kad 1982 metais Kauno Žalgirio šalies čempionate iškovotų medalių. Dar 17 metų jis neturėjo. Jau ūgis buvo 2,9 m. Paulauskas Modestas treniravo Sąjungos jaunimo rinktinę, aš dar su juo pasikonsultavau, kaip sako, nieko gerai, reikia bandyti, tai ko čia laukti. Jaunas, vaikinas, pats aukščiausias iš visų. Ir tais metais buvo leidžiama labai daug žaisti, tiesiog iš karto stačiau į 5. Laikiausi tvirtai tos taisyklės. Kažkur turėjau kažkokį jutimą, kad tikrai bus viskas gerai.
Žodžiu, mes pamatėme, kad mūsų potencialas labai užaugs. Aišku, Sabonis atėjo dar jaunas. Mes turėjome palaukti keletą metų, kol jis išaugs, sutvirtės fiziškai, kadangi palygint jo fizinius duomenis ir tuo metu dominavusi Tkačenka arba Belosten, ar ten dar kitą kokį nors vidurio puolėją iš buvusių komandų, sunku buvo, reiškia, lygintis. Jis buvo dar gležnas palyginti, tačiau labai universalus ir nepaprastai talentingas. Mes matėm, reikia laiko ir bus vaisiai. Taip ir atsitiko. Iš karto sustiprino mūsų komandos aktyvumą. Žaidėjas, kuris yra arti dengiamas, jis dažniausiai ką jis daro? Jis, aišku, nemeta iš toli, bet jis stengiasi prasiveržti. Bet kada prasiveržė, mes visą laiką turėdavome aikštelės viduryje Arvydą, kuris stabdydavo jį prie krepšio prieigų. Ir toliau darydavom pasikeitimus, kad apsiginti. Toliau antras dalykas. Gynyboje, kada komanda meta prie aktyvios gynybos, praktiškai visada nusimdavo kamuolį. Ir tokiu būdu atiduodamas pirmą pasą greitą, mes turėjom galimybę, daug galimybių greitam puolimui. Ir aišku, kada būdavo sunku mums puolime žaisti vienas prieš vieną, ar kažkokį tai darant derinį išmesti iš toli, visada ieškodavom Arvydo, kad galėtumėm įvesti kamuolį ir jisai visas atakas mums užbaigdavo. O kada Arvydas turėdavo kamuolį, kodėl sakydavo, Žalgirio mažiukai atakuoja iš 3 taškų? Todėl, kad mes turėdavome Rimas vienam krašte, Jovaiša kitam krašte, aš vidury, dar vienas kažkur tai 45 laipsnių kampų stovėdavo. Ir Arvydas, kada gaudavo kamuolį, visa gynyba turėdavo koncentruotis, nes jeigu paliksi Arvydą vienas prieš vieną žaisti, jisai visą laiką nemesdavo arba įdėdavo iš viršaus. Tai visų komandų, treneriai, visos komandos koncentruodavosi prie Arvydo 2-3 žaidėjai ir tada Arvydas mums mesdavo pasą ant 3 taškų ir mes laisvai tai įmesdavom. Tas susikaupimas su CSKA būdavo dvigubai, sakyčiau, geresnis negu su kitom komandom tuo metu žaidžiant. Ne todėl, kad mes nevertinom kitų komandų, todėl, kad CSKA buvo tas mūsų kąsnis, kurį mes turėjom žūtbūt nugriebti. Ir atsimenu, pirmus 3 metus mums nepavyko. Mes suklupom finale, kada pergalė buvo visiškai jau mūsų rankose. Na, bet čia yra turbūt natūralus procesas. Mes įgavom patirties, išmokom laimėti. Mes nugalėjom patys save, kadangi tos pirmus 3 sezonus mes, manau, pagal žaidimo stilių, pagal komandos sudėtį buvom stipresni. Paprasčiausia, mes nebuvom išsiugdę to nugalėtojo mentaliteto. Dar vis liegė paskutinių 20 metų CSKA komandos čempionų, sakyčiau, tas vardas. Nes nieks netikėdavo, kad galime veikti CSKA. Na, mums prireikė 3 metų, kad mes patikėtume. Ir mes tą padarėm. Ta kibirkštis tokia degė, kad įsižiebdavo visada, kad reikia. Tokį jausdavom, kaip sakyt, būdavogi pralaimi ten ir kokiam, sakysim, ten Kuibyšos Raiteliui ir daugkamgi pralaimėdavom. Bet jau prie CSKA tai, sakau, buvo visai net nereikėdavo ruoštis, ten jau automatiškai visi virš 100%, kiek kas galėdavo, taip, kaip sakyt, padėdavo komandai. Puikiai Žalgirio komandos pergalė 54-ame čempionate. Na, žinau, kaip džiaugiatės jūs, gerbėmiai sporto mėgėjai, visi Respublikos turbūt gyventojai ir ypač tie, kurie myli šį puikų žaidimą. Paskutinės sekundės eiti sirena, taigi su puikia pergalė, gerbėmiai sporto mėgėjai. 93-83 rungtynes laimėjo žalgiriečiai, kurie 3 kartą iš eilės tapo šalies čempionais. Kągi, dar truputėlį pasidžiaukime. Kauno žalgiriečių pergalė, šalies čempionai, Kauno Žalgirio krepšininkai. 93-83. Tikrai šitas dienas atsimenu su malonumu. Tai buvo gal tokiu, jeigu sportinių įvertinimų ir neaukštai kotiruojasi šitie medaliai, bet pačiu tokiu mano, jeigu savo karjerą peržvelgčiau, tai vieni didžiausių mano laimėjimų mano sportinės karjeros.
Džiaugiamės, žiauriai džiaugiamės. Tas buvo kaip vis tiek laimėti Sąjungos čempionatą, tai kaip mums krepšininkam tai didelis įvykis tada buvo. Čia toks sunkiai pasiekiamas dalykas. Tais metais įnirtingi mūšiai vyko ne tik TSRS čempionatuose, bet ir Europos taurių turnyruose. 1985-aisiais žalgiriečiai žaidė taurių laimėtojų taurės, o 86-aisiais čempionų taurės finaluose. Europos taurė man teko dviejose finaluose dalyvauti, tai Grenoblį, kada buvo pralaimėta Barcelonai, reiškia, tikrai super komandai, tik 4 taškai ir antram finale, tai Budapešte. Tai žinoma Cibonos komanda su Petrovičium, reiškia, amžinatis priekyje. Tada buvo pralaimėta, įvyko ten, kaip jūs žinot, visi tas incidentas, Krapiko pasikarščiavimas, Sabonio turbūt žestas tas toks nevykęs yra, tačiau kaltint, kad mes, reiškia, vien dėl to pralaimėjom tas rungtynės, turbūt negalim būtų taip sakyti. Tuose rungtynėse kažkur Jugoslavai mus dar pranoko. Reiškia, savo puolimu. Nes per vieną kėlinį, jeigu atsimenat, Kurtinaitis dengia Jugoslavo krepšininką, tas Jugoslavo krepšininkas, aš dabar tiksliai negaliu pasakyti, tai buvo Četūra arba Nakičius, kur per vieną kėlinį pelnė 17 taškų per pirmą kėlinį, reiškia, nebuvo sustvarkyta pirmam kėlinį. O vėliau, po to incidento, reiškia, gavosi toks chaotiškas žaidimas ir teko antrą kartą neiškovoti taurę. Atvežė man Kroatų sporto laikraštį. Jame aiškiai buvo pasakyta, kad rungtynės laimės tie, kurių nervai bus stipresni. Labai aiškiai pasakyta. Man tai viskas aišku. Ir kada pravedžiau surinkimas komandą, eilę kartų pakartojau. Vyrai, jokių incidentų, jokių atsakymų, jokių dviprasmiškų žestų. Nu, kokį atsakymą reiškia, tau stumia, tu jam atgal. Ta atgal visada teisėjas mato. Nes gal jis ir užinteresuotas pamatyti. Arba to pirmą nematyti. Mes juk nežinom. Nu ką, nu nepaklausė. Ten Nakičius stumė ten Krapiką. Tas vietoj to, kad nugriūtų, kaip kad Jugoslavai daro, nugriūtų ir raitytus ten kaip pašautas. Tai jis stojo į boksniko pozą. Taip. O Arvydas bėgo gelbėti draugą. Bet blogiausia, kad bėgo nuo mūsų. Jeigu jis bėgęs į čia, suprantat, kur mūsų suolelis, tai mes būtume gal išbėgę aikštę, sulaikyti jo. Nu, būtų techniškas buvęs, ką, bet nebūtų buvę tų pasiekmių. Kad tiesiog ir labai sunku buvo suprasti, kad ko ten bėga. Tai ramiai nubėgo ir viskas. Ir kad ten būtų grumtynės, tai būtų grumtynės. Jei grumtynės, tai būtų aukų, dar ko. Dabar kas ten buvo? Nieko. Ten būtų stumta ar ten duota, tai būtų duota, supranti. Žinai, nu, ką gali pasakyti. Nu. Dabar tai būtų niekada nedarytum. Bet tai matai, kad buvau tada, kad ne tie metai. Viskas, supranti, ateina. Noras laimėti, supranti, kaip sakyti, ten per daug įsijautęs, gal kiekvienas smulkmenas, supranti, reaguoja, plus jie ten visokius dalykus daro, žinai, laikaisi kažkiek ir, vat, įsivaizduok, per visą aikštę bėgti, tai jau davesta gerai buvo. Dar galvojau, visi galim kautis, galbūt ir pasiseks. Tačiau jeigu rimta komanda turi šansą laimėti, turi realų šansą laimėti, tai vargu ar jinai praras tą šansą. Taip ir buvo, reiškia, Cibona pakilėta, aišku, papildomų emocijų, kad nebėra geriausio Europoje centro
žaidžiančio prieš juos, žinoma, išlaikė tas pergalės gijas iki galo. Be to, tą dieną ne visiems sekėsi, aš noriu pabrėžti, ne visiems lyderiams, iš kurių buvo laukiama, kad jie padarys daug taškų, ginsis gerai, žodžiu, buvo ne pačios mūsų geriausios rungtynės. Gaila, ką darysi. Atgal negrįši. Progos atkeršyti savo skriaudėjams Žalgiris ilgai nelaukė. Dar tais pačiais 86-aisiais žalgiriečiai pusfinalyje sutriuškinę Zagrebo Ciboną tapo tarpžemyninės Džonso pasaulio klubų taurės laimėtojais. Jugoslavai atskrido į Argentiną, mes vienam viešbutį gyvenome, į tą pusę vaidami valgyti per daug nežiūrėjai, labai buvo kažko išdydus. Tačiau tos rungtynės tikrai, nors Sabonis turėjo traumą jau, žaidė šlupčiudamas vieną koją, jau galim tai pasakyti. Tačiau jie buvo taip sutriuškinti, kad buvo Cibonas vienas blogiausių rungtynių, tačiau ne jų blogiausių, o Žalgirio geriausių. Išrinktume gabaliukais visus, jei leistų. Pyktis yra toks sportinis, kur norisi keršyti, supranti, tada daugiau energijos atsiranda, kai nukenti taip skaudžiai. Jie buvo įveikti ir kitą dieną jau jie mums šypsojosi ir sveikinosi. Ir tada mes žaidėme finalę su Argentinos čempionais ir jos atkaklios kovos nugalėjom. Ir į Lietuvą, kai atskridom, tai mus turbūt sutiko kaip tautos didvyris, ne ką mažiau kaip Darių Girėną. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Žalgiris pasitraukė iš TSRS čempionato ir ėmė žaisti Lietuvos pirmenybėse. Tačiau vienas po kito laimėti Lietuvos čempionatai dėl nedidelės sportinės konkurencijos žalgiriečių netenkino. Žalgiris, stengdamasis patekti tarp stipriausių Europos klubų, ėmė aktyviai dalyvauti įvairiausiuose Europos klubų turnyruose. Tai buvo ilgas ir sunkus kelias į 98-ųjų Europos taurės ir 99-ųjų Eurolygos triumfą. Ta pradžia, jeigu eiti toliau, gavosi tokia, kad apie naujus metus, pirmą sezoną mes labai pradėjom strikti jau anksčiau, žymiai su atlyginimais buvo nemokami atlyginimai ir vyrai pradėjo streikuoti. Ir tada jau pavasarį kažkur kovo mėnesį, kaip ir atsirado Šaptajus Kalmanovičius ir ištiesė tokią pagalbos ranką. Atlyginimai nusistovėjo, kažkas tai jau atsirado galimybė įsigyti geresnių kažkiek žaidėjų, bet tada komandos darbūvis buvo toks, kad praktiškai vos ne bet kas atvykęs iš Amerikos bandė gelbėti Žalgirį ir aišku, buvo daug pasijuokų. Ir tie pagrindai atsirado žymiai vėliau, kada prasidėjo, kada pavyko, sakykime, iš Klaipėdos Aurelijų atsivežti į Kauną, jau po truputį, kada visur pribūvęs Štombergas vėl grįžo į Žalgirį, kada Mindaugas Žukauskas iš Šiaulių atėjo į Žalgirį, kada kiti žaidėjai išsižaidė kažkiek, tai Dainius Adomaitis iš Vilniaus. Ir kada jau šeimininkai po gero sezono, po pergalės Saportos tauriai, labai bijojo Eurolygos, kaip jie tą sezoną bijojo, su ko jūs žaisit. Jūs gausit nuo visų po 20-30 taškų, reikia pirkti žaidėjus, reikia ieškoti. Nebuvo toks tiesiog pirmas tas variklis, kad surasti ne bet ką, bet gerų žaidėjus, kad mūsų netriuškintų, kad ten laksto 2 kartus greičiau ir visą kitką ir taip toliau. Ir pavyko įsigyti gerus užsieniečius. Ir tą pradžią atvedė į tai, dėl ko galbūt ir šiandieną kalbamės. When you're down and troubled and need a helping hand and nothing, oh nothing is going right.
Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know where I am. Varžovų slėgė didesnė įtampa negu mūsų. Visos tos komandos turėjo kažką prarasti. Sakykime, finalo varžovai buvo paskutinės Euros lygos nugalėtojai Kinderis, pusfinalio varžovai ten kelis kartus laimėjo labai didelį pinigai, visą kitką ir jie negali nelaimėti. Lygiai taip pat kaip ir kitos komandos atvažiavus ten, arba kurios nedėjo, ten buvo metami labai didžiuliai pinigai ir nuo pirmų sekundžių pasakyta, jūs arba turit laimėti, arba mes jūsų nesuprasim. Taip kad tokia įtampa mūsų neslėgė. Žalgiris turi tradiciją. Žalgiris yra laimėtojų klubas. Žalgiris turi, mano nuomonė, vieną iš geriausią, gal ir pasaulyje, krepšinio mokyklą. Aš turiu prie visų komplimentų, kurių jau darė apie mano draugą ir partnerį Arvydą Sabonį, pridėti dar vieną iš turbūt svarbiausių. Jisai rado pinigų ir čia ne dabar, kada jau jisai neblogai uždirba. Aš kalbu, kada jisai tik pradėjo uždirbti, kada jam kiekviena kapeika buvo labai reikalinga. Jis suprato ir sukūrė krepšinio mokyklą. Dabar jinai yra bendra Žalgirio ir Sabonio mokykla. Ir kada ateini ir pažiūri, kas ten auga, kaip tas auga, kokia ten meilė ir fanatiškumas krepšiniai, su ta teisinga vadovybė, administracija, kurią mes turim, su tais treneriais, kuriais mes turim, man duoda galimybę pasakyti, kad mano svajonės bus realios. Žalgiris eis toli, toli, toli. Žalgiris yra Lietuvos vėliava, Lietuvos flagmanas. Žalgiris yra Lietuvos užsienio reikalų vienas iš geriausių ambasadorių. Bursoj, Turkijoje arba miestelį Prancūzijoje dar užimtų daug metų, kol jie suprastų, kur ir kas yra Lietuva, jeigu nebūtų rungtynių su Žalgiriu. Ir tas faktas, kad Žalgiris yra visos Lietuvos komandos, turbūt net nereikia įrodinėti. Todėl noriu įsitikėti, kad o taip kaip vieną kartą jau šiais metais vyriausybė padės ir toliau. Nes kiek šeimininkai nebūtų turtingi, geri verslininkai, Arūnas, Mindaugas, biudžetas auga ir auga. Jeigu mes pradėjom su Saboniu biškį mažiau kaip $1 milijonas, dabar jau mes kalbam apie 4, 5, 6 ir tas augs.